Taip, tai aš esu, pavadinau save grybų ekspertę, grybų pasaulio ekspertę ir edukatorę, kartais vadinu save grybų pasaulio influencerę, nes mano socialiniai tinklai per keletą metų transformavosi į portalą apie grybų pasaulį. Ir mano tikslas yra dažniausiai tą savo susidomėjimą grybais ir komunikuoti, perduoti žmonėm įvairiais formatais. Tai šiandien irgi čia tą pamėginsiu padaryti. Iš tikrųjų galvojau, per kokią čia perspektyvą, nes apie grybus per grybų perspektyvą gali kalbėti apie visas įmanomas sritis. Vis tiek atrasti ten kokiu nors būdu pasireiškiančius grybus. Tai vis galvojau, kas čia ta miško terapija, čia kaip miško maudynės, kaip čia geriau. Tai tikiuosi, kad bus kažkokių įdomių įžvalgų. Aišku, čia grybai, jau ir Monika pristatė tokį vieną didelį svarbų aspektą, kaip grybai ryšyje su augalais. Tai aš čia labiau gal irgi pradėsiu nuo pat pradžių, kas apskritai tie grybai yra, nes grybai yra toks labai nesuprastas organizmas. Todėl dažnai, sakau, nematomas grybų pasaulis, nes jis iš tikrųjų yra nematomas vis dar. Nors kaip čia prie pietų stalo, kaip ir pažinom, kad vis daugiau tų grybų įvairiais formatais pasiekia mus, jeigu esam gal tam tikram socialiniam burbule. Tai va, ir tada man visada įdomu irgi paieškoti tokių, ko mes čia galim iš to grybų pasaulio, galbūt įžvalgų kažkokių pasisemti, mokytis iš skirtingų organizmų, kaip jie būna, elgiasi, gyvuoja. Taip, ir dažnai ir prie stalo klausia, tai kodėl čia tie grybai, kaip čia tie grybai atsirado mano gyvenimą, kaip ir nesu biologija ir su gamtos mokslais nelabai ką turėjau bendro. Esu baigus socialinį darbą, tai labiau visą laiką dirbu su žmonėm ir komandom, o ne su grybais. Bet čia irgi įdomus dalinomės, aš dar turėjau laimės augti tais laikais, kai nebuvo interneto, nebuvo išmanių telefonų. Tai ką, vasaros bobutės kaime, vienkiemį su pusbroliais, tai mūsų žaidimo aikštelė ir buvo gamta. Laimei mane ta gamta domino visą laiką ir man kažkaip tai aš jau po daug metų paskui atpažinau tą tokį, kas mane ten labiausiai domino. O domino toks kažkoks nujautimas, kad gamtoje aplinkui yra daug daugiau negu kad aš galiu pamatyti plika akim. Dėl to būdavo vis tas noras kažkur tupėti tyliai ir mėginti ten kažką dar daugiau pamatyti, negu tik tuos augalus, ten kažkokį akivaizdų vabalą ar dar kažką, kažkaip įžvelgti. Ir po daug metų iš tikrųjų į mano ausis ar akis pateko porą tokių pranešimų, kurie skambėjo maždaug taip, kad grybai išgelbės pasaulį, ar ten 6 būdai, kaip gali grybai išgelbėti pasaulį. Čia toks Paul Stamets, amerikietis mikologas, turbūt vienas daugiausiai grybai sudominusių žmonių yra. Ir man taip atsivėrė duris šiek tiek apie tos grybus, nes aš, kaip ir tūlas lietuvis, tai vis tiek esu grybavus, pažįstu ten pagrindinius tos valgomus grybus, nuodingus, kaip mes Lietuvoje turim laimę, kad esam, kaip ir vadinama, mikofiliška šalis, tai reiškia, mes grybų nebijom jų liesti, netgi kartais per daug nebijom, ten eksperimentuoja, žmonės valgo viską, ką žino, nežino. Bet daugiausia mūsų tos žinios ir apsiriboja tuo, kad ta mūsų patirtis, kad mes jo einam, turim tradicijas eiti grybauti ir vertinam tos grybus dažniausiai per tą tokią valgomas, nevalgomas perspektyvą. Tai dėl to mane labai nustebino, kad geras, čia ir tai yra apie grybus ir tai yra visai kitokia informacija, negu kažkada buvau girdėjus. Ir taip palaipsniui aš pati pradėjau domėtis, tada ištiko karantinas, pradėjau fotografuoti, kaip ir visi ten trinėmės tais pačiais takeliais, miškeliais, kažkur tais izoliacijai. Ir ta fotografija man irgi padėjo taip labai iš arti pamatyti tos grybus. Ir tada natūralu, kad fotografuoji, tada pradedi domėtis, o kasgi čia. Ir beveik visada būdavo toks wow momentas, kad geras, kokia čia istorija, čia tas grybas atrodo čia toks, o iš tikrųjų čia laukinė versija kokio nors grybo, kur parduotuvėj gali nusipirkti. Ir panašus dalykai. Ir aš taip pradėjau domėtis, supratau, kad Lietuvoje, tokios, kai nesi mokslininkas, kažkokios prieinamos informacijos, kurią lengviau suprasti, praktiškai nėra.
Ir atsimenu ryškiai tokią patirtį, kai vyras nupirko man knygą tokią didelę Lietuvos grybai ir galvojau, o jėga, tai dabar viską žinosiu, čia atsiverčiu tą knygą, pradedu skaityti, o ten tokia mokslinė monografija tiesiog tam tikros grupės grybų, nu kur ten tiesiog pagal tam tikrus požymius jie aprašyti, suklasifikuoti ir, nu, aš ten skaitau lietuviškai, bet nieko nesuprantu. Tai va, tai toks ir atsirado mano irgi noras, aš to pradėjau domėtis, aišku, anglų kalba daugiausiai tą informaciją ir tiesiog postinti, dalintis tom suvirškintom tokiom istorijom, kurias būtų lengva suprasti žmonėm, kurie nėra mokslininkai, kaip ir aš pati. Na ir tada taip mano socialiniai tinklai transformavosi tokį grybų portalą. Tada palaipsniui atsirado ir įvairūs edukaciniai tokie pasivaikščiojimai po grybų pasaulį, kaip aš vadinu, kur mes tiesiog einam su grupe žmonių į mišką, ten ieškom grybų, žiūrim, stebim juos, mokomės atpažinti, žodžiu, visai juos apžiūrim, kaip jie, koks jų paviršius, koks jų kvapas ir visa kita. Na ir ten tada vietoj pasakos dalintom istorijom apie tos grybus, kaip jie čia, ką gyvena. Nu ir jau kaip iš Monikos suprato, tai miškas ir grybai, na tai čia tiesiog neatsiejami dalykai. Taip, tai pradedant nuo pradžių, šiek tiek, ar grįžtant atgal apie tos grybus, tai, kaip sakiau, grybai yra visiškai nesuprasti organizmai ir ilgą laiką mokslininkai, net nežinojo iš tikrųjų, tai kur čia tos grybus padėti. Ar čia augalas, kaip ir augalas išauga, nejuda, nebėgioja tarsi, bet nežydė, kažkoks keistas augalas, ryškiai gal ne gyvūnas, nes vis tiek kažkaip kitaip elgtųsi. Ir tai buvo, tai vienur, tai kitur padėjo, tai vieną karalystę, tai kitą. Ir tik apie 1970-uosius buvo suprasta, kad, grybai yra patys savo. Faini, patys savo atskira karalystė, tai nėra nei augalai, nei gyvūnai. Ir tai va, tai tas nutiko sąlyginai visai neseniai, kad buvo pagaliau suprasta, kur čia tie grybai yra. Ir įdomu tai yra, kad iš tikrųjų, nors jie nėra nei grybai, nėra nei augalai, nei gyvūnai, įdomu tai, kad visgi mes ir grybai, tai yra gyvūnai ir grybai, esame panašesni negu augalai ir grybai. Taip yra todėl, kad čia pamėginau padėlioti tokį kaip ir evoliucijos kelią, jeigu įsivaizduojam, kad ten viskas prasidėjo nuo kažkokių bakterijų senai, tai keliavo tie organizmai to evoliucijos keliu ir tada atsiskyrė augalai į vieną pusę ir savo nuevoliucionavo ir į tai, ką mes matom aplinkui miške dabar. Ir grybai ir gyvūnai vis dar kaip vienas organizmas keliavo kurį laiką kartu ir maždaug prieš 1,3 milijardo metų mūsų keliai išsiskyrė su grybais. Tai reiškia, mes turim vėlesnį bendrą protėvį ir tai sąlygoja, kad tam tikri procesai, kurie būdingi grybams, yra panašus ir mūsų organizme. Taip, ir grybai ne tik nesuprastas pasaulis, bet ir visiškai neatrastas, jau Monika šiek tiek užsiminė, taip, bet čia, kad dar labiau pailiustruoti, tai kiek mes nežinom apie grybus, tai aš vaizduoju tą kaip ledkalnį, kurio paprastai ne tik pačią viršūnėlę matom, visą kitą, kokio jisai dydžio neaišku, kiek tam po to vandeniu, tai taip yra visiškai ir su grybais, kad mažiau negu 10% visų grybų yra atrasta. Ir, kiek jų yra iš tikrųjų, tai visiškai nėra aišku. Tai maždaug dabar paskutinis preliminarus skaičius 2,5 milijono, bet yra ir tokių skaičių kaip 13 milijonų ir 19 milijonų, kas tik nori. Ir, ir Monika jau net kitokį skaičių pateikė, kad yra 140 tūkstančių, paskutiniais duomenim jau 155 tūkstančiai jų atrastų. Tai vadinasi, tų skaičių gali visokiausių rasti, priklauso nuo to, koks šaltinis. Lietuvoje yra apie 7 tūkstančiai viso grybų. Tai galim, tik suprasti, kad mes daugiau nei 90% apie grybus nieko nežinom. Tai ant kiek tai yra nematoma karalystė. Ir čia patiko toks yra Royal Botanical Garden Kew centras ir jo vadovas įvardino taip, ką reiškia tyrinėti grybus, tai yra kaip tirti kitas visatas iš esmės.
ir kur grybai yra ta dark matter, tai ta tamsioji materija, kas yra visiškai sunkiai apibrėžta materija, neaišku, kokiais principais jinai veikia, neaišku, kokia jos masė apimtis, žodžiu, nieks neaišku. Tai panašiai yra ir su grybų karalystė. Ir taip, čia dar irgi diskutavom apie tą šaukštelį dirvos, kiek ten joje visko ko yra. Tai čia iš kitos dar perspektyvos, kad aišku, kai kalbam apie neatrastus grybus, tai dažniausiai kalba eina jau dabar apie mikroskopinius grybus. Apie tuos, kurie kažkokiu būdu išlenda kažkada, tai vis tiek jos kažkas anksčiau ir vėliau pamatys, paklaus, kas čia ir galbūt nuneš kokiam mokslininkui ir sužinos, kad čia nauja rūšis. Bet tie mikroskopiniai grybai, tai tas ir yra turbūt didžioji tų 90% neatrastų rūšių. Ir pavyzdys su to pačiu dirvos šaukšteliu, kad buvo rasta šimtai naujų rūšių grybų viename šaukštelėje tos dirvos ištyrinėjus. Ir aišku, tą tyrinėjimą dabar palengvina įvairios DNR sekos nustatymo metodikos, tai anksčiau tokių viską turėjo kišti po mikroskopu ir kiekvieną ten tą mikroskopinę dalelę mėginti suprasti, kas tai yra, kas yra labai ilgas procesas. Bet iš esmės net ir tokiais mastais tyriant viską, manoma, kad reikėtų nuo 7500, čia klaidą gal padariau, iki 10 000 metų, kad visus tuos grybus ištirti. Tai dar negreitai nutiks tai, kad mes žinosim visus grybus, kiek jie turi visokio potencialo. Ir aišku, dar tas faktas, kad praktiškai jau dabar tie patys iš Royal Botanical Garden Kew, jie daro tokią kaip ir ataskaitą kas kelis metus, augalų ir grybų ataskaitą pasaulio situacijos, kurie apžvelgia apskritai, kiek naujų rūšių atsirado, kiek nykstančių, kokie veiksniai, kokie iššūkiai ir visa kita. Tai jie pagal tai, kokios yra tendencijos, kaip greitai vystosi technologijos ir kaip atrandama, nustatė maždaug tą skaičių. Aš turiu paklausti, čia rašo tikės 7000 metų, bet iš kur žino tiek iš jūsų rūšių, jeigu jie pradeda išlėti? Tai jie prognozuoja pagal, tai dėl to, kad taip, sakau, kad dabar jau jie taip maždaug įvertinę, kiek kasmet yra rūšių atrandama, numatė, kad koks tankumas yra, tarkim, šaukštelyje dirvos ir turint omeny, kad ta dirva visam pasaulyje gali būti skirtingos ekosistemos, tai pagal tai turbūt daro prognozes ir maždaug mėgina susigaudyti, kiek čia jų galėtų būti. Ir tada tas, kiek reikia laiko, tai pagal tai, kiek dabar su dabartiniam technologijom jų atranda. Tai ir dar man čia būna įdomu, nes gal atrodytų, kad, tai grybai čia, kiek čia jų yra, vis tiek augalai centre, gyvūnai visada visiems faini, bet jeigu pasižiūrėtume pagal rūšių įvairovę, kiek iš viso yra rūšių, pagal skirtingas grupės organizmų, tai pamatytume, kad grybai yra antroje vietoje iš tikrųjų pagal rūšių įvairovę. Tai juos pralenkia tik tais bestuburiai gyvūnai, tai visokie vabzdžiai ir visi kiti padarėliai maži. Tai jų yra dabar 1,5 milijono maždaug, galvojama, kad 8,5. Tada yra grybai, tada yra augalai, kurių yra tik 400 000 rūšių dabar nustatyta ir dar biškiukas liko neištirta. Ir tada jau stuburiniai gyvūnai, kurių tik nesiekia 75 000. Tai grybai, kaip matosi, yra labai reikšminga karalystė savo gausa. Ir jeigu mes, tai čia pagal dabartinę prognozę, bet jeigu galvotume, kad jų tikrai gal yra daugiau negu 2,5 milijono, kaip kai kurie sako, tai gali būti, kad ir bestuburius galėtų apdėti. Ir dar man buvo įdomu pasižiūrėti, iš tikrųjų, ir tas gal yra uždaras ratas, kad grybai nesuprasti yra, jie vėl iš vis buvo labai ilgai ignoruojami kaip gamtos mokslo šaka, tada jų mes praktiškai neištyrė ir tada tai aišku atsispindi įvairiuose nacionalinėse raudonosiose knygose, žodžiu, įvairiuose šaltiniuose, kur suregistruojami organizmai, kuriems yra grėsmė tam tikrai išnykti. Tai viskas yra kaip ir atvirkščiai proporcinga. Ta prasme, mažiausia grupė gyvūnų yra 80% sudaro tų nykstančių gyvūnų sąraše, antri yra augalai
ir tik paskutiniai vietai, tai yra tik 0,4% grybų, apskritai yra įvertinti, kokia yra rizika jiems išnykti. Tai aišku, kol mes tos grybus, mes kai kurių grybų jau net neatrasim, jie tiesiog išnyks dėl įvairių veiksnių. Tai va, tai čia toks biški suprasti tą mastą grybų karalystės ir mastą, kiek ignoruojama ta karalystė. Tai ir tada, kaip atrodo grybas, tai aišku, jau gal čia buvo šiek tiek ir iš Monikos pristatymo, bet taip, dažnai, aišku, mes matom tik tais tą vieną grybo dalį, kurios einam grybauti, baravykai, voveraitės, miške ieškom, renkam, tai čia ir yra grybas ir lietuvių kalboje net nėra kaip ir tokio skirtumo. Bet aišku, tai yra tik irgi ledkalnio viršūnė, tai jeigu visas grybas būtų obelis, tarkim, tai tas grybas vadinamas vaisiakūniu yra tik obuolys ant obels. Tai yra viena maža dalis kaip dauginimosi organas tiesiog. Tai šitoj daly susiformuoja mikroskopinės poros, jomis grybas keliauja toliau užkariauti naujų plotų. O visa kita yra ta grybiena, tai vat, kurią Monika irgi pasakojo, kuri sudaro mikorizės ryšius su augalais, kuri susipina ir visa ta raizgalynė yra tikrasis grybo kūnas. Tai vat, angliškai biškai paprasčiau susigaudyti, nes jeigu yra pavadinta fungi arba fungi, čia kaip nori taip gali tarti, tai vadinasi turime omeny visas grybas, o jeigu mushroom, tai turime omeny tik tas vaisiakūnis, tas jau ta dalis, kuri paprastai iš kažkur tai kyšo. O visa šita grybiena slepiasi ten, kur mes nematom, nes jinai yra jautri saulei, turi būti drėgmėj ir turi būti savo maiste. Tai va, ir galima visada įdomu miške paieškoti grybienos kažkokių elementų, tai ar supuvusi šaka kažkokia, ar puvatys lapai, galima atversti juos ir pasižiūrėti. Ir dažnai tikrai rasit, jeigu nėra labai sausa, pamatyti, kaipgi atrodo ta grybiena iš tikrųjų, kaip čia atrodo tie grybai. Ir taip, tada jau kalbant, aišku, aš pervadinau savo biškį pranešimo pavadinimą nuo ekosistemų kūrėjai prie grybų supergalės, nes kažkaip galvojau, kad norisi labiau apie supergalės pakalbėti. Tai va, tai ta grybiena, nors atrodo toks kažkoks beryšio šaknelių raizgalynė čia kažkokia, bet iš tikrųjų grybienoje ir vyksta visos grybo įdomybės. Ir man visada įdomu, irgi nagrinėjant grybus ir kas skaitėt Raizgus gyvenimas knygą Merlin Sheldrake, rekomenduoju, kas neskaitėt, tai ten tas mokslininkas, jisai tyrinėdamas ir mėgindamas suprasti grybus, mėgino visaip kaip atrasti, kaip įsijausti į tą kitą organizmą, kaip įsijausti į tą grybą, nes mes žmonės esame tuo požiūriu labai riboti gebėjime suprasti kitus organizmus. Nes mes viską vertinam iš žmogiškos perspektyvos. Tas antropocentriška tokia perspektyva, kuri mus labai apriboja, nes ir ką turiu omeny, kad yra toksai Umwelt terminas, kuris reiškia kiekvieno organizmo tokią kaip ir pasaulį atskirą, kuris susidaro iš to, kokiais pojūčiais, kokiais jutikliais tas organizmas pasaulį mato, jaučia informaciją, priima ir apdoroja. Tai mes, aišku, turim čia savo 5 juslės ir 6 pilve, ir viską liečia, matom ir dažniausiai pagal tai ir galvojam. Ir dažniausiai, kaip žmogus ir yra Linėjus nuo pat pradžių, suskirstęs piramidę, kas čia yra pas mus gudrus gamtoj, kas čia yra jau ten, kažkokie pirmonys tie karalystiai, kur neaiškus visi. Ir, aišku, tik žmogus ir ten kelios beždžionės, ar ten dar keli žinduoliai turi tą intelligence vadinamą, sumanumą kažkokį, o visi kiti be smegenų, tai jau čia nėra ką kalbėti. Tai va, tai labai įdomu iš tikrųjų pamėginti, taip kažkaip įsijausti šiek tiek į kitus organizmus, kurie visiškai kitaip tą pasaulį patiria. Jie galbūt neturi akių, neturi burnos, kitaip jaučia. Ir pamėginti irgi suprasti, kaip mes čia jautėm, ką reiškia būti medžiu, tai irgi ką reiškia būti grybu. Tai kuo grybai įdomus, kad, tai yra grybo kūnas, ką mes matom šitą raizgalynę, tai skiriasi nuo mūsų, mes turim kaulus, odą, raumenis, visą kūną šitą tokį stabilų, su juo gyvenam, jo turim rūpintis, jį turim čia treniruoti, visaip kaip. O grybas atvirkščiai, grybas turi tokį
visada kintanti kūną, jisai yra neapibrėžtas, jisai sudarytas iš hifų, plonyčių tokių vamzdelių, kurie yra plonesni už plauką ir jie susivyja į krūvą, tada mes juos galime matyti kaip grybieną ir čia šitame video matosi, kaip ta grybiena auga. Tai grybienos tie siūleliai, hifai, jie nesiplečia į šalis, bet jie tysta tik tai auga tik tai viršūnėlėmis. Tai reiškia, visa grybiena, jinai plečiasi, kai išauga nuo sporos, plečiasi tom viršūnėlėm, šakojasi ir keliauja toliau. Ir taip nuolat keičia tą savo iš esmės formą. Keliauja link ten, kur yra maistinių medžiagų, keliauja nuo kažkokio pavojaus, keliauja ten, kur yra drėgmė. Ir iš esmės visas veiksmas vyksta tuose galiukuose ir šiek tiek toliau. Ir net ta sena kūno dalis, ta grybiena paprastai netgi nunyksta. Ir dar kalbant apie tai irgi, ką grybai geba jausti su ta savo raizgalyne hifų, tai jau Monika dalinosi, kad geba girdėti, tai geba kalbėti. Čia irgi netaip seniai buvo toks antraščių per visą pasaulį nusklydę, kad grybai kalba. Ir iš esmės tai siunčia elektros impulsus, nes įsivaizduokit, visa ta raizgalynė, grybai neturi smegenų, neturi jokio centriuko nervinio, kuris apdoroja informaciją ir siunčia signalus į visą likusį kūną. Tai vadinasi, grybai visus sprendimus priima ir visi procesai vyksta visame kūne iš karto. Tai jau toks kompleksiškumas. Tada, jeigu pažiūrėtume kiekvieną tą galiuką, grybienos, tai vaizdelis ten pagal tai, kiek ten visokių medžiagų, organelių ir visko vyksta, tai būtų panašu, kaip kad tūkstančiai krepšinio žaidėjų po vienu kašiu mėgina įmesti kamuolį. Tai antiek ten yra intensyvus veiksmas. Kiekvienas tas galiukas hifo turi, jisai keliauja dirva, įsivaizduokime, nors ten labai yra taip kaip ankšta, nes ten yra tūkstančiai kitų grybų, irgi jų hifais keliauja, ten visokių bakterijų, virusų, visko pilna, žodžiu. Ir jisai, grybas, kiekvieną tą savo galiuku turi visada priimti sprendimą, kad ar čia yra priešas, vadinasi, tame galiuke gali susimiksuoti cheminių medžiagų, kurios nužudo, ar atbaido, ar čia susidūriau su savu, ar čia susidūriau su potencialiu partneriu, ar čia susidūriau su savo kūnu ir mes galim susijungti, ar čia maistas, jeigu maistas, tai kaip ir grybas neturi viduje skrandžio, tai jisai virškina išorėje skrandis. Tai dėl to grybai visada turi būti maiste savo, virškina organinės medžiagas ir išorė išskiria šimtus skirtingų enzimų, kurie suvirškina ir susiurbia į vidų. Tai vyksta labai daug reikalų tame grybienos tinkle ir netgi grybai gali atsiminti kažkiek laiko, kur buvo maistas, kur link reikėtų augti ir keliauti. Tai irgi tas verčia dažnai permastyti, o kas yra tas sumanumas gamtoje. Taip, ir iš to, ką grybai jaučia, tai grybai jaučia šviesą, net grybai turi galimai receptorių, kurie panašus į mūsų ir gyvūnų akių ragenos esančius receptorius, kurių dėka skiriama spalva. Grybai jaučia vėją, kai kurie grybai jaučia menkiausius nelygumus paviršiuje ir taip toliau, jaučia, kurioje pusėje yra žemė. Tai va čia yra toks reiškinys geotropizmas. Vadinasi, kartais į miške galim pamatyti, kaip kempinė, kažkas į čia matosi nutiko, augo į vieną pusę, tada apsisuko, pradėjo augti į kitą. Ir tas nutinka, kai kempinė pradeda augti ant stataus medžio ir porėtas sluoksnis turi būti visada nukreiptas į žemę. Ir tada medis nuvirto ir vietoj to, kad kempinė augtų tiesiog ant šono, kas yra neefektyvu, jinai persisuko ir vėl nusisuko į žemę ir vėl auga toliau ten, kaip reikia. Tai va, tai tokie visokie jutimai, kurie svarbus grybams, tai jie tą turi ir sugeba užfiksuoti ir apdorotą informaciją atitinkamai elgtis. Taip, ir tada grįžkim prie tų vaisiakūnių, kuriuos dažniausiai mes ir matom. Ir čia man norėjosi parodyti
kokiagi yra įvairovė tų grybų, nes dažniausiai mes įpratę matyti tuos kotelis, kepurėlę, ne tuos, kur gal renkam grybavimui, bet grybų įvairovė yra labai didelė, tų pačių vaisiakūnių, kuriuos mes galim pamatyti. Ir gamtoje yra visada įdomu pradėti išmokyti savo akis matyti tos skirtingus grybus, nes dažnai net nežinai, kad čia grybas, arba net nepastebi, nes atrodo kažkokia dienelė. Tai va, bet visa tai, ką matote, yra grybai. Visi šitie grybai augantis yra Lietuvoje, nuo labai mažiukų iki gana didelių. Ir spalvų labai įvairovė yra didelė. Čia jūs pati fotografavot? Jo, čia mano fotografijos. Tai va, tai ir galvant, kokia čia tai yra misija, tai kaip sakiau, kad kiekvienas vaisiakūnis, jisai iš esmės išauginamas tam, ir beje visi vaisiakūniai yra irgi supinti iš tų hifų, nes grybai neturi kažkokių specializuotų ląstelių, kaip mes žmonės, kad čia vienos čia smegenų ląstelės, ne kitos kraujo, kitos dar kažko, grybuose viskas yra hifai. Ir kiekvieno vaisiakūnio misija yra skleisti sporas. Tai kaip dauginimosi organas, kuris kyšo virš žemės ir turi padėti grybui pasidauginti. Tai va, ir grybai tiek tų sporų skleidžia, tai yra daugiausiai gyvų dalelių į orą paleidžiantis organizmai. Tai ten, jeigu dabar neatsimenu, kiek per metus 500 000 mėlynųjų banginių galėtų atitikti tą skaičių berods. Tai yra, turint omeny, kad spora yra mikroskopinė dalelytė. Tai vienas grybas, kokia nors kempinė, galvotokio dydžio, per parą gali 5 milijardus paleisti sporų. Tai va, tai gana daug ir aišku nenuostabu, kad kiekvieną kartą į mišką mes atėjome, mes praktiškai iš karto su tais grybais susiliejam, nes mes kvėpuojam grybų sporom. Tai jų yra visur, jos ir čia net mes kvėpuojam, įkvepiam tų sporų, gal čia apie kokių 10, miške gal sezono metu ir 100 ir daugiau, aišku priklauso nuo to, kur mes esam. Ir puikus įrodymas to, kad jau čia kažkas ir laboratorijoje dirba, ir iš medicinos srities, tai galiu labiau žino, tai kur yra ir nėra tų grybų. Bet puikus įrodymas šiaip, kad ir mūsų namuose yra pilna tų sporų ir užtenka kažkur maistą ilgesnį laiką palikti ir neužaugs pelėsis. O pelėsis irgi yra grybas. Nes spora nusileido, pradėjo augti ir jau pradėjo matytis ir tie jo vaisiakūniai. Tai va, tai mes tom sporom kvėpuojam. Ir įdomu tai, kad ne visos sporos tiesiog malasi palei žemę, kažkur ten nukrenta ir laukia gerų laikų, kad galėtų užaugti šios grybas. Kai kurios sporos keliauja daug toliau ir pakyla iki tų sluoksnių atmosferos, kur susidaro debesis. Ir čia gal daugam yra tekę girdėti tokį dzūkišką pasakymą grybų lietus. Tai taip ir iš tikrųjų ir yra mokslas po kiek tais laiko įrodė, kad grybai čia turi irgi prikišę nagus, nes, kad, žodžiu, debesis tai yra vandens kondensatas, lašeliai vandens susikondensavę, bet kad tas procesas greičiau vyktų, tai tiems lašeliams reikia kažkokios tai dalelės, ant ko jie galėtų kondensuotis, ne šiaip savo ore sulipti. Ir pasirodo, kai kurių ypač grybų sporos yra labai dėkingos struktūros, ir jos padeda tam vandeniui susikondensuoti, tai susidaro debesis ir tada jie krituliai savo iškrenta vėl atgal į žemę. Taip ir gaunasi grybų lietus. Tai va. Ir aišku, apie grybų tą misiją, tai pumpuotaukšliai, kukurtvelkiai ir daug kitų pavadinimų. Čia jiems galima padėti paskleisti tas sporas. Tokiu būdu ir skirtingi tie vaisiakūniai, skirtingi grybai turi skirtingas strategijas, kaipgi čia kuo daugiau pasaulio savo sporom užkariauti. Tai pumpuotaukšliai vienas tipas, maišelis pasidaro ir paskui bet kas pajudinęs jau padeda jiems skleisti sporas. Tada kitas grybas pavasarį pasirodo, plačiataurės, ir čia galite žiūrėti video, kaip irgi galima padėti jiems sporas paskleisti. Va, čia iššovė sporas. Tai iš esmės labai linksmas žaidimas ir ypač su vaikais, bet ir suaugusiam labai linksma. Šitie grybai, kurie atrodo kaip dubenėliai, tai į juos dažnai, jeigu paputi, tai lėtai tiesiog paputi, atsitraukia ir jie tada iššauna sporas. Tai čia tokie grybai yra, kurie gali iššauti sporas. Ir čia, jeigu pakiši po mikroskopu,
padidinsi čia berods 400 kartų, tai pamatytume, kad visas tas paviršius yra sudarytas iš tokio kaip kilimėlio ir kitas kilimėlis sudarytas iš tokių pailgų maišelių ir juose yra sporos. Ir iš tikrųjų, kai mes papučiam, grybas identifikuoja, kad čia gal pučia vėjas, pasikeitė gal drėgmė, geras laikas iššauti ir tada iššauna sporas. Ir ten susidaro toks slėgis tose maišeliuose, proplyšta ir, žodžiu, iššauna. Tai va, ir tie vaisiakūniai dėl to pagal skirtingą strategiją skirtingai atrodo. Tai tie, kur ant kotelio su kepurėlė, tai po apačia paprastai ten formuojasi sporos, jas išleidžia, vėjas pasigauna ir nuneša. Dėl to jums reikia svarbu visada, kad į apačią būtų nusikreipę. Šitie grybai, kur gali šauti, jie gali augti į viršų. Kempinės irgi, kaip sakiau, apsisuka, jeigu ten kažkas tai nepatinka. Bet yra ir įdomesnių tokių strategijų, kaip čia yra paprastoji poniabudė, kuri iš pradžių grybas užauga toks kiaušinis būna apvalus. Tame kiaušinėje jau būna susiformavus kotelis su kepurėlė, visas grybas iš esmės. Tas kiaušinis praplyšta, iššauna toks falus impudikus latiniškai ir per kokią valandą išsitempia tas visas vaisiakūnis ir ant tos tamsiai žalios kepurėlės būna gleivės, kurios jau yra tokio kvapo, kad pirmiausia poniabudė užuosi, nes tai yra salsvas dėselenos kvapas. Ir dažnai miške galima, jeigu atkreipsi dėmesį, eini ir jau taip toks kvapas aplinkui, tai ženklas, kad kažkur yra šitas grybas. Ir šitas, aišku, kvapas vilioja muses, jos atskrenda, nuėda tą visą gleivėtą paviršių, ten yra ir sporos. Ir įdomu tai, kad šitas grybas nesuinteresuotas užkariauti naujų plotų labai toli, nes jis jau rado vietą, jam tinka ten augti. Tai tada tose gleivėse yra dar ir laisvinamųjų medžiagų. Tai musės toli nenuskrenda, jom paleidžia vidurius ir jos tas sporas palieka netoliese ir atlieka savo darbą. Tai va, tai kartais tas sporas paskleisti reikia kitų organizmų kažkokių, kurie padėtų. Na ir čia ne mano nuotrauka, nesuradus dar, bet žinot, gal čia kokie grybai, tai neišvaizdus. Trumai, jo. Tai jų dar yra kitokia strategija, tai yra grybai, kurie iš esmės niekada neišlenda virš žemės paviršiaus. Ir kaipgi jiem tada tas sporas paskleis, jeigu jie po tą žemę auga, tenais daugiau nei 10 cm pasislėpia. Tai jų strategija yra, kad jie turi tą kvapo ginklą, kur net žmonės iš proto eina ir knisa ir randa būdų, kaip tos grybus rasti. Tai jiem reikia, kad juos kažkas iškastų jų vaisiakūnius ir suvalgytų ir paliktų su išmatom kažkur tai ir tas grybas toliau galėtų pasidauginti tokiu būdu. Na ir įdomu tai, kad neužtektų čia bet kokį kvapą paleisti, nes tas kvapas turi būti viena, kad miške labai daug kvapų visokių, mes jau vieną paletę užuodžiam, bet jeigu kalbam apie šernus ir ten šunis ir visus kitus gyvūnus, jie dar daugiau užuodžia, tai tas kvapas turi būti toks, kad jisai išsiskirtų iš visos tos kvapų kakofonijos ir dar, kad tas kvapas būtų toks patrauklus, kad, žodžiu, tie visi gyvūnai eitų iš proto ir knistų ir ieškotų ir valgytų net ir tokį neišvaizdų grybą kaip šitas ir dar padarytų jį vos nebrangiausių grybų pasaulyje. Tai va, tai ir aišku, tas užtruko atrinkti tą kvapą daug milijonų metų ir trumai irgi yra tie grybai, kurie auga su partnerystėj su medžiais mikoriziniai. Taip, na ir dar, aišku, gal jau visiems teko girdėti apie grybus, kurie taip savo sporas paskleidžia, jiems reikia, jie gyvena užpuldami visokius vabzdžius. Tai dažniausiai kordisepsai įvairūs yra ir čia yra daug tokių fantaziją žadinančių istorijų, nes šitie grybai iš esmės tuos vabzdžius paverčia zombiais prieš tai, kol jie pradeda juos ten virškinti ir nužudo. Ir čia šitie visi rageliai yra šių grybų vaisiakūniai. Jeigu jau papuola grybas, tai taip. Taip, bet įdomiausia, mano nesenas atradimas yra tas, kad čia yra irgi užfiksuotas toks grybas, kita rūšis, bet čia yra ant mano virtuvės lango. Ir jeigu rudenį vasaros gale pas visus turbūt virtuviai lankosi tos mylimos vaisinės muselės, kurios ten viską graužia, ką tik be visas gerybės palikę. Tai jeigu yra tų muselių, tai yra ir tas grybas, kuris veikia taip pat. Tai, žodžiu, tas grybas, spora papuola ant tos muselės,
pradeda augti jau hifukai į vidų, patenka į kūną ir pradeda po biškį virškinti tą muselę, bet jinai dar užsiema savo reikalais, nieko nejaučia, žodžiu, kokias 72-96 valandas jinai ten vis dar lakioja, aišku, jau paskui apsumsta biškį, negali paskristi, tai grybas po biškį virškina jos vidaus organus. Įdomu tai, kad jisai žino, kokius organus reikia virškinti, kad nenužudyti tos muselės, tai kažkokius nereikšmingus. Ir per tą laiką jisai jau kaip ir uzurbuoja visą kūną ir paima į vadžias ir visą jos, gali valdyti ją, kaip va čia iš to ta idėja zombiai, paverčia zombių, tai gali manipuliuoti tos muselės elgesiu. Na ir tada jau tą apsunkusią muselę jisai sutrigerina, žodžiu, kad išsiskirtų tam tikri hormonai, kurie suteikia dar energijos museliai ir ją ištinka ūmus noras kažkur čia lipti, įsikabinti. Jinai užlipa ten ant lango, ant žaliuzės, ant sienos kažkur tais, pasilipa aukščiau, išleidžia tokį lipnų lašelį iš savo čiuptuvėlio, prisiklijuoja. Tada dar grybas taip užlaužia sparnus netipiškai, vat matot, visada tas toks į 90 laipsnių kampu. Ir jau tada pribaigia tą muselę, viskas jinai negyva. Ir tada prasideda toksai pasirodymas grybo, kad jisai tarp tų narelių pilvelio, čia jau nesimato vėlesnė stadija, bet pasidaro toks kaip baltas kailiukas. Ir tas baltas kailiukas iš tikrųjų irgi yra tokie maišeliai, kurie šaudo sporas. Tai mini patranko šaudo visas tas sporas į visas pusės. Ir tikslas yra apšaudyti kitas museles, kuris lakioja, bet ir va čia tos baltas toksai, tie taškeliai, tai čia irgi yra sporų palikta, tai jos gali ir vis tiek užlipti ten kažkaip pasigauti. Na va, ir dar kartais dar gali būti tokia gudrybė, kad jeigu kažkaip ten reikia papildomai pritrauktų muselių, tai būna dar išskiria tokių hormonų, feromonų, kurie imituoja, kad ta muselė poruotis nori. Na ir tada, aišku, tai atsiranda interesantų, jau ta muselė negyva, bet vis tiek atsiranda interesantų, kurie mėgina poruotis. Ir aišku, išsitrina visi tom sporom ir jau toliau jie laukia tas pats likimas. Tai va, tai tokie dalykai virsta, nereikia ieškoti tropikų ar kažkur, tai virtuviai pas jūs aplinkui. Taip, tai labai tas įdomus iš tikrųjų, bet mokslui nėra iki galo aišku, kokiu būdu grybai tuos skirtingus vabzdžius manipuliuoja jų elgesiu, nes jie dažniausiai nėra, kad jie apauga smegenis ar kažkaip tai. Tai vienas būdas yra įvairios psichotropinės medžiagos, kaip psilocibinas, kitas įvairios aktyvinančios medžiagos, kurių irgi grybai turi, kaip LSD pavyzdžiui, ir panašių iš aptinkama, bet vis dar yra gana mistika, kaipgi čia tai padaro, kaip jie taip gudriai sugeba ten pusę suvirškinti, arba būna vabzdžiam nukrenta visas pilvelis, vis tiek jie laksto ten aktyvus kaip ant narkotikų. Tai va, tai tokie grybai. Na ir aišku, čia į daug įkvėpta, nežinau, gal kas matė, The Last of Us yra toks filmas, mini serialas, dabar daro antrą jau sezoną, paremtas video žaidimu, bet ten visa tokia istorija yra apie tai, kad šitie grybai, kordisepsai, jie, iš tikrųjų užpuola žmonės ir jie pradeda pulti žmonės ir jau ten beveik visi žmonės va tokiais skirtingos stadijos zombiais pavirtę ir ten tik maža dalis žmonių išgyvenę, žodžiu, ir kaip čia viską kovosi. Ir pasaulyje, nežinau, ten kelis mėnesius paskui buvo visas antraštės, ar tikrai grybai mus pavers zombiais, ta prasme, ar taip nutiks. Tai taip kol kas nenutiks, nes šitie grybai specializuojasi vabzdžiuose, bet kas žino, iš tikrųjų, kaip ir kalbėjom, kad grybų nereikia tik miške ieškoti, grybų yra pilna ir ant mūsų kūno. Tai čia apie 200 rūšių kažkas paskaičiavo ant kulno gali būti, 10 milijonai mielių ląstelių gyvena mūsų plaukose ir sukelia įvairiausias pleiskanas. Tai daug ant odos gyvena, daug gyvena viduje, žarnyne, ant gleivinės įvairios ir pilna. Ir iš tikrųjų man šitą patinka labai idėja, nes kaip dabar ir kalbant apie ekosistemas, tai tik parodo, kad mūsų organizmas yra visiška ekosistema, kad mūsų kūną sudaro iš tikrųjų trilijonai nežmogiškos kilmės ląstelių. Tai gali būti, kad jų yra daugiau negu pusė
mūsų ląstelių yra ne žmogaus DNR. Tai yra visokie virusai, bakterijos, grybai ir kiti padarėliai. Tai jeigu taip įsivaizduosim, mes esame tiesiog, mūsų kūnas yra puikus pavyzdys ekosistema. Ir jeigu dar ten iki beprotybės gali gilintis, kad kiekvienas virusas, jisai gali turėti savo tą mikrobiomą vadinamą, savo ekosistemą viduje, savo mikrovirusus, bakterijas ir dar ten kažką. Tai va, tai ir kai mes galvom, kad mes čia esam kažkaip galim dabar tam visam kontekste klimato kaitos ir žinai, aš čia galiu rinktis, ar man čia rūpi ar nerūpi, ar aš čia kažką darau ar ne, ar galiu įsivaizduoti, kad aš čia miesto žmogus, gyvenu savo bute, bet ne, iš tikrųjų mes esame ekosistema, didesnė ekosistemoje, dar didesnė ekosistemoje ir ekosistemos yra tokia savybė, kad jos skirtingos dalys sąveikoja ir viena kitą įtakoja. Tai, ta prasme, kažkur vykstantis procesai, jie neišvengiamai anksčiau ir vėliau mes juos irgi pajausim. Tai man ta idėja labai patinka, kad mes iš tikrųjų klausimas tik tai toks, kaip mes kokybiškai norim nugyventi čia mums likusį laiką. Tai va, čia dar tokį įdomų ir aš radau, kad ir namuose yra apie 600 rūšių grybų, irgi yra paskaičiuota, tai yra įvairūs pelėsiai, mėlės, įvairius mikroskopiniai grybai, kaip ir tas museles, kur puola, žodžiu, ir visko daug. Tai, nebent mes gyvenam sterilioj laboratorijoj, bet tas tikrai nėra sveika, ilgą laiką būti sterilioj aplinkoj. Tai nuo grybų mes niekur nedingsim, jie yra visur su mumis. Tai irgi čia kalbėjom, kad jeigu tai pasigilins ir kažkas yra toks labiau, gal turi kažkokių fobijų ar jautresnis, tai tikrai gali pasidaryti baisu net kvėpuoti, taip įsivaizduojant, kad čia prikvėpiam tų sporų ir turint omeny, kad kai kurios sporos gali pradėti augti mūsų plaučiuose, jeigu mūsų imunitetas bus išsiderinęs, žodžiu, ir kažkas ten negerai, tai gali nutikti ir taip. Tai va, tai apie tai, kokio dydžio būna grybai, dar čia trumpai. Tai grybai būna nuo tų mikroskopinių, kur šaukšte dirvos nematysi ir mielių, iki grybų, kurie štai būna beveik 1000 hektarų išsidėstę. Tai čia žemėlapį parodytas to grybo dydis Šiaurės Amerikoje ir tai yra kelmutis, viena iš kelmučio rūšių, kelmučiai ir pas mus gyvena. Tai va, tai čia reiškia, kad tai yra identiško DNR grybiena išsidėsčiusi tokiam plote. Ir irgi tas vėl kalbėjimas gamtoje labai įdomi ta perspektyva, kad kas yra individas, ar apskritai yra kaip ir tokia savoka kaip individas, kai gilinasi ekosistemas ir skirtingus organizmus. Taip gali labai suabejoti, nes, kas aš esu kaip individas, ta prasme, ta pusė žmogiškos DNR, o tie grybai ir virusai, be kurių aš mirčiau ir jie be manęs mirtų, ar čia, kaip mes čia, atskiri individai kartu, bet jeigu mes kartu ir tik tai taip galim išgyventi, gal mes čia individas, žodžiu. Ir kaip ir grybai irgi, kad grybai gali būti, jie gali daugintis, pavyzdžiui, neseksualiniu būdu. Tai reiškia, jie patys save klonuoja, žodžiu, tokias nelytinės poras skleidžia, pavyzdžiui, geros sąlygos, šilta, drėgna, milijardais paskleidžia, bet tai reiškia, kad jie save kopijuoja, neevoliucionuoja, bet taip jie pridaro savęs klonų, kurie turi identišką DNR. Tai irgi, kas čia, ar tai skirtingi individai, ar tas pats, nes jie gali kažkurio metu susijungti ir pasidaryti vienu kažkokiu dariniu ir DNR rodymai rodys, kad čia vienas organizmas. Arba gali gaminti kitokias kopijas, kai jau susitinka du skirtingi partneriai, apsikeičia DNR ir tada jie tampa prisitaikę geriau ir taip toliau. Tai va, čia tokie pamąstymai. Ir dar apie kelmučius kalbant, tai irgi labai įdomu atpažinti, kurgi yra kelmučiai, miške, jeigu būsit, tai va, ant kokio nuvirtusio medžio dažnai iš po žievės tyro tokie laidai, plaukai, tokie kaip šaknis juodos. Tai čia yra kelmučio reiškės valdos ir čia yra kelmučio grybienos dariniai, vadinamos tokios rizomorfos. Tai jeigu kelmutis yra šiaip grybas, kuris užpuola kitus medžius, ir jeigu įsivaizduosim, kad jis ta gležna grybiena ten kol nuo vieno medžio iki kito prislinktų, grybiena auga ten nuo centimetro per dieną iki centimetro per savaitę, labai skirtingai.
tai jisai gali nusivyti iš tos grybienos tokias autostradas, tokius laidus, kurie yra juodi, kieti, nebijo saulės, drėgmės, visur gali palyst. Ir tada nuo medžio atkeliauja prie medžio, nuo pačios, nuo šaknų, po visą žievę iki pat viršaus pakyla ir pradeda virškinti tą medį. Tai va, tai tokie, dėl to kelmučiai taip ir tokio dydžio ir užauga. Tai va, dar kalbant apie tas patirtis skirtingas miške apie grybus, tai labai man faina pakvies žmonės pauostyti grybus. Nes grybų kvapas, mes nesame įpratę ir net gal kartais baisu, nes gal čia nusinuodys ar ką, bet nenusinuodysim pauostę grybo. Bet kvapas gali labai nustebinti. Kvapų grybų yra nuo kaip sakiau, dvėselenos iki anyžių, migdolų, ten vaisiško, miltų, yra tokių sintetinių, kaip kokio naftalino, visiškai toks atrodo svetimas miškui kvapas, žodžiu, labai labai skirtingų. Gali būti, trumai labai aiškiai turi savo kvapų paskirtį, kodėl jam reikia, kad pasidaugintų. Kartais gali būti, kad kvapas tiesiog yra antrinis metabolitas vadinamas, kad vyksta ten daug, grybai labai daug cheminių medžiagų visokių pasigamina. Na ir gali būti, kad tiesiog kažkokių procesų eigoje molekulės sulimpa ir jos turi tokį būtent kvapą. Tai va, tai kartais ne iki galo aišku, kartais gal atbaido kažką, tais kvapas, kažkokius kenkėjus. Tai va, tada dar fainai grybus, kaip sakiau, apskritai mokytis pamatyti, nes visi mes turim tą tokį aklumą šiek tiek gamtoje, kad kol mes dėmesingai nepradedam kreipti dėmesio į kažkokius ar tai augalus, ar gyvūnus, ar dar kažką, tai atrodo, kad mes nieko nematom. Kur čia tie grybai? Ir man taip anksčiau atrodė. Bet jeigu tu dėmesingai skiri dėmesio, tai vat, jeigu ruduo yra daug tų grybų pritūpęs kažkur, tai pradėsi matyti visus mažiukus grybukus, visokių, kad jie yra biški skirtingi, panašus. Na, žodžiu, aktyvuoti tas akis. Tada lengva paliesti grybus, vieni turi kailiuką, kiti yra glitus, kiti yra lygus, kiti šiurkštus, ten kieti, minkšti, trapus, lankstus ir taip toliau. Tai va, tai irgi galima labai tas juslės įjungti ir grybus tuos patirti, dėl to faina yra gyvai miške apie tai kalbėti. Taip, jo, kalbant dar čia pridėsiu apie mikorizinius grybus, tai šie grybai, čia toliau apie tam tikrus tipus, kaip jie skirstomi pagal tai, kur jie valgo ir ką valgo. Tai visi grybai valgo organinės medžiagas, tai iš esmės viskas praktiškai aplink mus, galima sakyti, yra organinės medžiagos. Ir šios grupės grybai tai mums geriausiai pažįstami, nes tai yra beveik visi pagrindiniai valgymų įrenkami grybai. Tai va čia visa ta chebra yra tie mikoriziniai grybai. Įdomu tai, kad, kaip ir Monika minėjo, kad beveik visi augalai, išskyrus ten tos keletą procentų, kurie kitaip savo maistą gauna, turi savo partnerius grybus. Ir įdomu tai, kad, pavyzdžiui, braškės nuo to, su kokiais grybais jos partneriaujasi, gali skirtis braškės skonis, arba javų skonis, arba kažkokių kitų augalų, kurių vaisius mes valgom. Tada dar pridedant, kad čia yra skirtingi miškai, yra tropinis labiau miškas ir yra lietuviškas miškas. Tai buvo įdomu atrasti, kad, kalbant apie tą mikorizinę, tie grybai yra irgi skirtingų tipų. Tai žodžiu, vieni mikoriziniai grybai yra grybiena apveja augalo šaknis, biškiai įsiskverbia, bet nelenda į ląstelių vidų. Žodžiu, ten tarp ląstelių išsirango ir pratęsia tokiu būdu medžio šaknis. Tai čia tokio tipo grybai vyrauja mūsų miškuose, mūsų, žodžiu, klimato juostoje. Jie vadinasi ektomikoriziniai ir yra, ir tropikuose labiau vyrauja kito tipo mikorizė, tai ten jau tokie naglesni grybai, kurie ne tik atveja ir tarp ląstelių, bet jie įlenda ir į ląstelių vidų augalų. Tai reiškia, visiškai įsiskverbia, žodžiu, į tą augalą. Ir buvo įdomu atrasti, kad iš tikrųjų galima pavadinti, kad šie grybai yra kaip ir miško architektai, nes galimai jie lemia, kaip atrodo miškas apskritai, kas jame auga ir koks jisai. Tai yra per tai, kad šitie būtent arbuskulinės mikorizės grybai
jie yra labai neišrankus, jie sudaro sąjungą su žolėm, su krūmais, su medžiais, žodžiu, su daug skirtingų rūšių. Gali vienam tam tikle būti daug skirtingų, ten jiem nesvarbu, bet jie yra linkę mažiau, jie tokie naglesni, bet linkę mažiau apsaugoti medžius negu tie aktomikoriziniai grybai. Tai tas įtakoja tada tai, kad tada medžiai turi atrasti kitų būdų, kaip apsisaugoti. Tada, kas tropiniuose miškuose yra būdinga, kad tos pačios rūšies medžiai ir augalai, jie neauga vienas šalia kito, kaip pas mus pušynai, eglynai, ten beržynai, jau tokio koncentruotos vienos rūšies medžių masyvai yra. O ten tos pačios rūšies medžiai bus nutolę ir taip jie apsisaugo, nes jeigu yra kažkoks vienas kenkėjas, tai kad jisai visų iš karto neužpultų vienoj krūvoj, o tik tais po vieną kiti gal kažkaip apsisaugotų, jie turi būti nutolę. Tai tas įtakoja, dėl to, kad grybai jos mažiau apsaugoja. Na ir ta didesnė įvairovė, nes šitie grybai jie gali partneriauti su daugiau augalų. Na, o mūsų miškuose yra atvirkščiai. Mūsų miškai gali būti tankesni, gali tie patys medžiai augti vienas šalia kito, na, Dzūkijoje vien beveik pušynai, ne? Dėl to, kad šitie grybai geriau apsaugo medžius, tai vadinasi, jie tada jos sutelkia į krūvą, sujungia į tą vieną tinklą, jiem tada jie gali labiau, žodžiu, ten glaustytis ir nebijoti, kad juos tas pats kenkėjas užpuls, nes grybas apsaugos nuo daugelio. Bet šitie grybai yra labiau išrankus, dėl to jie turi jau savo tą selekciją medžių ir dėl to įvairovė yra žymiai mažesnė negu tropikuose. Tai va, taip, tada kiti grybai yra skaidytojai, tai va visokie šitie keistos, negražių, nelabai patrauklios išvaizdos grybai, kempininiai, dažnai gal žmonės kerpėm vadina, jie auga, jeigu matom, kad ant negyvos medienos, tai jie skaido visokias negyvas organinės medžiagas ir taip auga. Tai tie, žodžiu, susijungia su gyvais medžiais ir ten mainosi medžiagom, šitie skaido. Ir čia yra viena iš grybo irgi supergalių, nes, pavyzdžiui, jeigu nebūtų šitų grybų skaidytojų, tai iš esmės visi medžiai, kurie nuvirsta, jie tiesiog ir liktų gulėti. Nes grybai yra vieninteliai organizmai, kurie atrado, kaip išskaidyti ligniną. Ligninas yra viena iš pagrindinių medienos medžiagų ir jinai labai sudėtingos struktūros. Jie labai sunku ten išrinkti į atskirus mineralus. Bet kadangi grybai yra tokie cheminės laboratorijos, tai jie tą atrado ilgainiui, kaip padaryti. Ir jie po biškį skaido, žodžiu, tą medieną. Visus medžius, kurie nukrenta, jie pradeda skaidyti ir tada jau tą skaidimą perima, žodžiu, bakterijos, vabzdžiai, kiti grybai ir taip toliau. Ir jo, nepasakiau, kad aš dar Sengirės fonde savanoriauju, tai Sengirės fondas yra viskas apie senus miškus ir jų išsaugojimą ir palikimą ramybei, kad jie patys formuotųsi. Ir, na, mes neturim tokį terminą, kad negyva mediena kažkoks medis, o gyvastinga mediena. Nes iš tikrųjų kažkaip niekaip kitaip ir neišeina pavadinti tų nuvirtusių medžių, nes jie galiausiai, pavyzdžiui, koks nors ąžuolas, yrantis ąžuolas, kuris gali irti kelis šimtus metų, jisai gali savyje turėti tūkstančių skirtingų organizmų gyvenančių. Tai yra toks gyvybės hubas visiškai. Ir jeigu yra miškas su palikta yrančia mediena, tai yra bioįvairovė visada bus žymiai turtingesnis ir įdomesnis miškas, negu tas pušynas, išvalytas parkas ir taip toliau. Vingio parkas būtų puikiausia Sengirė, jeigu jisai būtų paliktas ramybei, nes ten yra pušys, kurios turi 300-400 metų amžiaus. Tai va. Šito negaliu atsakyti, vis tiek jis turi, kažkoks tai plotas turi būti, nes, na, vis tiek, kad tam tikra ekosistema susiformuotų, nes kartais būna palieka tas vadinamas kertinės buveinės, o aplinkui iškerta, tai vis tiek tai įtakoja, nes visi pakraščiai keičiasi ir, na, jo, viskas, dabar pas mus net yra Sacharos dulkių, tai viskas vienas kitą įtakoja, tai tas svarbus plotas.
Ir dažniausiai ir Sengirės fonde dažniausiai ieškomi miškai, kad būtų kuo didesnis masyvas, arba paskui stengiamasi šalimais miškus, kurie gal mažiau turi tos brandos ir tarsi įvairovės prasme vertės, bet vis tiek supirkti, kad gautųsi kuo didesnis tas neliečiamas. Bet koks konkrečius, tai man net nežinau, ar yra kažkoks būtent standartas. Nes net, kalbant apie Sengirę, tai Lietuvoje nelabai mes turim Sengirių, tai Sengirė yra iš esmės toks miškas, kur pasikeitė, užaugo ir nuvirto kelios kartos medžių ir nieks nevykdė ūkinės veiklos. Tai toksai miškas. Tai net sunku įvardinti kažkaip konkrečiai metais, pavyzdžiui. Bet įdomu, kai supirkinėja fondas, tai jie turi nuostatą kažkokią nemažiau to, Turi 50 kriterijų skirtingų. Jo, tai ten labai skirtingas, sudėtingas procesas ir daug niuansų, nes viena yra rasti labai ten vertingą mišką, nustatyti ten kažkokie paukščiai gyvena, augalai, ten kraštovaizdis, taip toliau. Kita jį galėtų nupirkti, nes, pavyzdžiui, ten yra 8 savininkai, iš kurių 2 nori parduoti, kiti nežino, kiti ne. Tai žodžiu, daug ten tokių niuansų, kad tuos miškus, jiem lengviau rasti pinigų, negu juos rasti patį mišką ir jį nupirkti. Dabar, man atrodo, ar 108 ar 118. Tai buvo šių metų tikslas 100 hektarų, tai buvo pasiektas. Taip, hektaras po hektaro. skirtingose Lietuvos. Taip, skirtingos. Taip, ir tada yra jau girdėti grybai parazitai, tai parazitais vadiname tie, kur jeigu matom, kad auga ant gyvo kažkokio medžio, tai yra tie, kurie pradeda skaidyti dar gyvą organiką. Ir jeigu jau matom išlindusius, kaip čia buvo vienas toks juokingas ir liūdnas skambutis, kad žmogus skambina ir sako, mano sodyboje, senoje sodyboje, ten tėvas dar augino, rūpinosi ąžuolais ir žiūriu išaugos tokia valgomoji geltonpintė, tokios geltonos ryškios, kur būna pavasarį auga valgoma tokia kempinė. Ir jis sako, ir taip galvoju, taip liūdna ir jau pradėjau, aš nupjauščiau, jisai chirurgas, tas žmogus, aš ten išpjauščiau tos grybus, ten jau atrodo sutvarkiau, ten kurį laiką buvo ramu, paskui dar daugiau išaugo tų grybų. Ir sakau, teko jį nuliūdinti, kad nieko čia nepadarysi, nes jeigu jau vaisiakūnis išaugo, tai grybiena jau viduje yra visiškai įsitvirtinus ir tu ten gali skalpeliu kaip nori mesinėti, nieko jau nebus. Jau tas medis jau yra skaidomas, bet aišku, tai ta prasme sveikų medžių niekas kaip ir mūsų kūnas, jeigu jisai sveikas, viskas subalansuota, imunitetas stiprus, tai daugumą visokių grėsmių, bacilų, parazitų mes atmušam. Saugom taip ir medžiai. Jeigu viskas jiems gerai, jie stiprus, turi savo apsauginius veikiančius mechanizmus, tai ir grybai jų neužpuls dažniausiai. Bet tai grybai užpuola tuos, kurie jau yra kažkokie silpnesni, kažkokie, vadinasi, evoliuciškai žiūrint, nėra stipriausi. Ir galėtum galvoti, kad, blogi grybai, reikia juos išnaikinti, kaip čia patogeniniai, reikia ieškoti, investuoti, kaip čia, kad jų nebūtų, nes gadina medieną. Bet viskas nėra taip paprasta, kiekvienas organizmas, net ir tas piktas grybas, žmogiškai sakant, jisai turi savo svarbę vietą visoje ekosistemoje, tai miške. Tie medžiai, kurie stovi jau sausi, nebegyvi, plipia tom kempinėm, dažniausiai matom, kad jie visi iškalti jau, net ir uoksas kažkoks yra, visi iškalinėti genių, meletų ir kitų paukščių. Jie yra labai vertingi, nes tai yra kaip paukščių viešbučiai. Tai tokiuose medienose, nes grybas, kai skaido medį, jinai pradeda minkštėti ir tada ten apsigyvena visokie vabzdžiai, tai tie paukščiai ieško maisto ir gali išsikalti savo uoksus, kuriuose paskui ir gyvena. Tai sveika medyje iškalti pušyje uoksą, tai nebūtų taip jau paprasta, bet kai jau yra sausas, sausuolis, stovi stačias, jisai puikiai tinka paukščiams gyventi. Ir aišku, tie medžiai, kurie jau nėra patys stipriausi, jie paskui nuvirsta ir tampa namais visiems ir maistu visiems kitiems, nes grybai paskui perima skaidyti ir tas maistinės medžiagas grąžina į dirvą ir taip toliau. Ir yra daugybė rūšių, kurios gyvena tik ant tam tikro irimo, puvimo medienos. Jeigu jų nebūtų, tai išnyktų. Tai pavyzdžiui, daug grybų rūšių, kurios įtrauktos į raudoną knygą, būtent susijusios su kažkokiais brandžiais yrančiais medžiais, ant kurių jie auga.
tokios medienos jau mažėja, nes jinai kaip laikoma, kad čia nesutvarkė miško, neišpjovė, biokuras, visą kitą. Taip, ir čia vat irgi kartais, čia toksai grybas, man patinka, kopūstgalvis raukšlius vadinasi, ir jis yra irgi parazitinis grybas. Tai čia apie tai, kad mes tik žmonės turim čia geras, čia blogas, čia mes laikai fainai, o čia negeras, kažkas skriaudžia. Tai gamtoje tokio nėra asmeniškumo. Ta prasme, gamtoje viskas yra paprasčiau, nėra nei gerų, nei blogų, tiesiog kažkas bendradarbiauja, kažkas vieni kitus valgo ir taip toliau. Taip pašalinami kažkokie silpnesni individai, ne? Tai čia vat irgi toks gal pavyzdys, kad kopūstgalvis raukšlius auga ant senų pušų šaknų. Tai vat auga pupso čia prie to medžio, bet iš tikrųjų turi tokį kaip ir šaknį prisijungęs prie šaknies ir jie po biškį ardo. Na tai kaip ir galvotum, kad blogas grybas, ne, jau tą pušį kažkada jisai jau ten ir pribaigs. Bet iš tikrųjų galėtum svarstyti, ar geriau jau turėti kopūstgalvį raukšlių ant šaknies, ar kažkokį kitą agresyvesnį grybą, kuris užpuls ir greičiau sudoros, kaip koks kelmutis. Nes kopūstgalvis raukšlius jau, kad apsaugotų tą savo medį maisto šaltinį, jisai į medieną, žodžiu, paleidžia tokių kaip antibiotikų turinčių medžiagų, kurios atbaido tam tikrus kitus grybus. Ir ta mediena jau tampa netokia jau skani kitiems grybams ir tada tas raukšlius gali savo iš lėto skaidyti. Tai na, gal tai pušiai labiau ir pasisekė, galėtum galvoti, kad šitas grybas ją užpuolė. Taip, valgomas, bet buvo raudonoji knygoje, dabar nėra, bet niekam neleidžiu valgyti, labai gražus ir retas vis dar. Koks? Jo, jis toksai smėlio biški būna šviesesnis, o paskui jau pagelsta. Dar tada trumpai apie kerpes, tai va, kai būna tas kempinės dažnai kerpėm vadina, tai kerpes visur miške galite matyti, mieste visur. Tai kalbant apie grybus, kerpės yra unikalus organizmas, nes tai yra irgi pusiau grybas. Tai kerpė yra grybo ir dumblio arba bakterijos, žodžiu, kito partnerio, kuris gali fotosintezės būdu gaminti maistą, unikalus kūrinys. Ir va čia diskutavom, ne, kas 1 + 1 ar lygu 2, tai šituo atveju 1 + 1 lygu 5 arba daugiau, ne 2. Nes jeigu atskirai atskirsim tos grybus, grybas paprastai sudaro kerpės kažkokią struktūrą, tą kūną vadinamą, o jau dumblis arba bakterija, kaip namų šeimininkės, apvyti tais grybo hifais uždaryti gamina maistą, žodžiu, fotosintetina, žodžiu, ir taip gamina. Tai jeigu taip pasižiūrėtume, atskirtume tuos organizmus, grybas turbūt negalėtų išgyventi vienas, o dumblis tai iš vis gali tik drėgmė gyventi, na, žodžiu, labai ribotos galimybės. Bet kerpės tokioj partnerystėj, kai kurios kerpės, ypač tos geltonkerpės, tai jos iš vis yra superorganizmas, gali išgyventi ir atviram kosmose, kur radiacijos kiekis yra labai didžiulis ir nieko tokio gali grįžti savo ir toliau augti. Tai kai kurios kerpės yra jautresnės, ten va šitos visokios krūmiškos, jos kaip bioindikatorius yra, tai jeigu matom daug skirtingų kerpių, vadinasi, galim pasidžiaugti, kad ten švarus yra oras. Jeigu kerpės tik tai tokios mažai jų arba kaip mieste prilipusios, tik plokščios prie visokio mūro, tai vadinasi, oras yra žymiai užterštesnis, nes tik šitos kerpės, kurios yra atsparios, tada gyvena. Tai va, tai kerpė yra unikalus toks simbiotinis organizmas, kur iš esmės įdomu, kad ir gamtos mokslų suvokime, kaip ir Monika pradėjo sakydama apie tą Darvino laikų supratimą, kad visi čia tik konkuruoja, viens kitą žudo, tai kerpė buvo puikus toks wow momentas mokslininkam, kai jie suprato, kad geras, čia skirtingi, turi abipusiai tokį naudingą ryšį ir kartu sugyvena. Tai nėra konkurencija, tai yra labiau mutualizmas vadinamas. Ir tas pakeitė šiek tiek, atsirado tokios sąvokos kaip ekologija, skirtingos sąveikos tarp organizmų, ir visiškai išplėtė suvokimą. Taip, ir čia tiesiog apie skirtingus ryšius, gal labai neišsiplėsiu, bet viskas nėra taip paprasta. Gali sudėti ten į tas lentynėlės, kad, kelmutis tai medžio atžvilgiu, jam medis kaip maistas, puiku, bet medžiui kelmutis tai nelabai puiku, jisai kenkėjas, tai parazitizmas.
tada kerpė ant medžio, tai jai gerai, nes kerpė čia viduje yra komensalizmas, kai, žodžiu, vienam organizmui būtinas kitas, bet kitam jokios reikšmės. Tai kerpė ant medžio, jai reikia tvirto paviršiaus, kur jinai gali savo augti, turėti saulės pakankamai šviesos fotosintezai, bet medžiui nieko tas įtakos labai neturi, nieko nekenkia. Na ir mikorizė viršui galėtų būti, kad yra abipusiai naudingas ryšys. Tai va, tai taip suskirstyt, bet yra ir, su grybais niekas nėra paprasta ir iš tikrųjų gali jos sudėti dėžutę, nes šitas parazitas, šitas skaidytojas, šitas simbiotinis labiau, bet jie gali nuolat keisti savo gyvenimo būdą. Ir čia pavyzdys toksai neišraiškingas grybas, čia yra spygliai pušies. Ir tai yra grybas dar iš kitos grupės, endofitas. Endofitai tai yra grybai, kurie gyvena viduj augaluose. Jie praktiškai niekada, jie gali daugybę metų gyventi viduj ir niekad nepasirodo išoriai. Tai jie tiesiog žodžiu, gauna maisto medžiagas iš augalų. Nustatyta, kad kuo daugiau šitų endofitinių grybų yra, pavyzdžiui, medyje, tuo jis gali geriau toleruoti įvairias stresinės situacijas, taršą ir tvirtesnis, aukštesnis auga. Bet, pavyzdžiui, gali būti taip, kad kažkuriuo metu tas grybas sugalvos vietoj tokio tvarkingo nuomininko, pasidaryti tokių labiau piknaudžiautojų ir pradėti, tai netlikti savo darbo, neprisidėti prie namų tvarkymo, o tik tais ten savo veltėdžiauti. Tada medis, pajutęs, kad jau šitas grybas nėra jam naudingas, jisai numeta tuos spyglius, kuriame yra tas grybas. Ir tada jau grybas pasiverčia, tai jisai buvo endofitas, tai toks tarsi simbiozė, tada pasidarė parazitas, kai pradėjo labiau imti daugiau resursų negu duoti. Ir tada jisai nukrito ir jisai jau pasidarė skaidytojas. Tai žodžiu, tos akutės tokios, tai juos atsivers ir iš jų sporos pasklis. Tai va, tai nėra viskas taip paprasta, grybų kita supergalia yra prisitaikymas. Dabar grybai, kaip jau matėte, tai čia jau yra užfiksuota, kad jie Žemėje buvo prieš milijardą maždaug metų, palyginimui Homo sapiens prieš maždaug 300 000 metų, tai mes esam visiškai vakar dienos naujiena Žemės istorijoje, o grybai tai jau praėję, turi tam tikrą patirtį ir grybai yra išgyvenę visas pagrindinės ekologinės katastrofas. Meteoritus, kur nušlavė 7% gyvybės ir dinozaurus, visą atšilimus. Tai žodžiu, ne dėl to, kad grybai yra super prisitaikytojai, jie ta prasme gali keisti savo gyvenimo būdą, yra užfiksuota grybai, kurie buvo visada skaidytojai, jie dabar pasidaro labiau mikoriziniai grybai ir žodžiu, belekas vyksta. Ir dar yra dar kitokių variantų, kaip kreivabudė, gal ir kas esat namie auginęs, dabar galima nusipirkti auginimo rinkinių, parduotuviai galima nusipirkti labai populiarus grybas, kuris skaidytojas viską skaido. Labai neišrankus maistui, bet gali šitą kreivabudė, jeigu vis tiek skaidyti organinės medžiagas, mediena yra ilgas, lėtas ir daug resursų reikalaujantis procesas, kad tu ten pasisotintum. O grybas yra visada alkanas organizmas. Tai dėl to kai kurie grybai pasinaudoja progą ir pasidaro tokie medžiotojai. Tai vienas jų yra kreivabudė ir jinai iš savo grybienos, štai kaip šitam video, gali nusipinti tokius kilpas, tokias pasidaryti. Ir į tas kilpas gali patekti įvairūs tokie kirminėliai mikro, kurie irgi gyvena arba dirba, arba toj medienai. Ir tada, jeigu jau kirminėlis papuola, jinai tą užveržia kilputę ir tada jau jos grybiena, hifai pradeda į vidų augti ir suvirškina visą kirminėlį iš vidaus. Va, taip jisai sutinsta. Kartais jos turi ir toksinų šituose kilpose ir tada jau supolarizuoja tą kirminėlį ir matot, auga jau šitą grybieną ir viską iš vidaus iščiulpia. Tai va, tai kartais grybai ir gali pasinaudoti progą ir nuo tokių skaidytojų pasidaryti medžiotojais, mėsėdžiais. Bet jie tokie nėra jautrus, nes jeigu dar truputį grįžtant, tai dabar mokslo rodymai, kad medis jaučia, augalas jaučia. Šitie grybai prisitaiko prie visko ir jie tokie... Bet jie irgi jaučia. Bet jiems jaučia, kad tai nėra empatiškai.
Nu jo, kažkokį man nejaučiai gražus, bet neapjautus, jokios atjautos. Nu kaip, čia mūsų žmonių pasaulis ta atjauta ir empatija, kaip sakiau, čia geras, blogas, mielas, gražus ir visa kita. Tai medžiai lygiai taip pat, nu ta prasme, kiekvieno organizmo tikslas yra išgyventi, kaip galima labiau prisitaikyti ir galbūt nedominuoti, ne? Tai taip gali... Taip, jie yra labai prisitaikantis. Taip. Tai čia tas tikrai faktas, nes jeigu tu nesi adaptyvus, tai vadinasi, tu neišliksi. Tai dėl to man dėl grybų, galvojant apie tai, kad kur čia ritasi visas tas pasaulis, labai ramu. Aš esu tikra, kad grybai ir gamta, jinai tiesiog be žmonių suklestės, atsistatys, kai kurios rūšys bus išnykusios, bet galbūt atsiras naujos, kitos atsistatys. Ir tiesiog klausimas, ar mes norim būti viso to istorijos dalimi toliau, ar nenorim. Tai va, tai čia taip. O visi kiti, jokių asmeniškumų, man atrodo, šitų grybų ir augalų pasaulyje, tiesiog maistas, kada patogu, tada, ta prasme, vis tiek įdomu netgi ir tai, kad daugelį atvejų yra labiau apsimoka partneriauti, negu kažką kitą suėsti. Arba ten, nes visiems vieniem kito reikia ir čia irgi tas labai svarbi įžvalga, kad jo, partneriauti apsimoka iš tikrųjų, nes mes galim susimeti kaip ir augalai, grybai, jie susumeta į vieną krūvą resursus, kiekvieną savo know-how atsineša, ne, ir tada grybui nereikia viso maisto pačiam pasigaminti, augalų irgi nereikia ten išradinėti dviračio ir kaip čia tą fosforą ir azotą ir visą kitą pasiimti, žodžiu. Labiau apsimoka. Ir, nu, vat, grybai su augalais susimetė prieš kokius 400 milijonų metų, prašau, labai pasiteisinęs romanas. Iki šių dienų visi puikiai gyvena. Tai va, ir dar, nu, čia toksai, kad kai esame miške, irgi galima įsivaizduoti, na, jau kalbant apie tai, kad grybų yra visur iš tikrųjų. Na, tas visas tinklas mum po kojom, visiškai visur išsiraizgęs. Kiekviename medyje, jeigu nuvirtęs ar kur, tai pilna ten tų grybų, ant medžio žievės mikroskopiniai, ant lapų, ant spiglių, visur knibžda grybai, dar užmeskim ant viršaus, kad skraido visur sporos, na tai tiesiog grybų maišalinė. Taip, ir dar, nu, tokia irgi kaip super galia, tai kad grybai apskritai yra kaip gyvybės rato varomoji jėga, nes jie iš esmės transformuoja viską. Kad jie transformuoja visas negyvas organinės medžiagas į gyvas, į naują maistą, naujus namus ir taip viską suka. Tai tas, man atrodo, irgi apie grybus jėga, kad jiems svarbu, kad viskas tik tai pūtų ir jie tada klesti, viską virškina. Taip, ir irgi čia tokia faina citata, kad gamta tai niekada nesiliaujantis įvykis. Ir man atrodo, nu, vat, irgi galvojant apie miško terapiją, tokia man ta vat idėja iš tikrųjų, kad gamtoje kaip ir nėra mirties, yra tik nuolatinė transformacija. Mes, nu, iš esmės iš vieno būvio transformuojamės į kitą. Ta prasme, jeigu mus ten užkas, mus išskaidys grybai, bakterijos, visa kita, mūsų dalelės, mūsų DNR atsidurs tūkstančiuose kitų organizmų, dirvoje ir taip toliau. Ir mes vėl gyvuojam, ta prasme, mes tiesiog keičiam tą formą, aišku, ta mūsų sąmonė keičiasi, bet iš esmės ta idėja tokia, kai pagalvoju visam šitam, nu, vis tiek žmonės daug dabar patiria, man atrodo, nerimo, nes viskas taip laikina, viskas taip greit keičiasi, ne, nežinai, čia sulauksi rytojaus ar ne, o kaip viskas rytoj bus. Tai taip, nu, tą priimti, tą nuolatinę kaitą, nes tai yra natūralus procesas. Iš tikrųjų, jeigu yra stagnacija, tai stagnacija niekur prie gero niekada nepriveda, nes vadinasi, tu neprisitaikai, tu nekinti ir ilgai negyvuosi. Jo, jūs tai labai fainai, tikrai. Toli keliausit. Tai va, ir, nu, čia gal irgi tiesiog ta idėja, kad va, mes kaip ekosistema ekosistemoje. Taip, ir tada trumpai, kiek čia valandų? Kaip grybai gali padėti mums išspręsti opiausias problemas. Tai irgi čia prie tų grybų supergalių. Tai vat, viena iš, čia girdėjau ir medikų yra, tai na, grybai ligoms gydyti ir sveikatai gerinti. Tai va, tai čia aš nesunkiai užsiauginau tokio namuose pelėsio penicillium vadinasi.
Labai lengva užsiauginti namuose, paliek ilgesniam laikui ir prašau. Tai va, tai penicillium, tai aišku, jau gal girdėtas pavadinimas, tai yra pirmasis antibiotikas, atrastas iš pelėsio. Tai va, tai grybai, kaip minėjau pradžioj, kad grybai yra panašesni gyvūnus negu į augalus, tai tas mums dažnai apsimoka labai, nes grybai, jie nėra kaip gyvūnai, jie negali pabėgti nuo savo pavojų, kenkėjų, negali pašokti kaip zuikis ir nurūkti, vadinasi, jau turi atrasti būdų, tai kaip nuo tų kitų bakterijų, nuo tų grybų, nuo tų virusų čia vietoje apsiginti, nes, manau, kad tą grybieną gležną ir maistingą tikrai daug kas norėtų suvalgyti, tai dėl to tie mechanizmai, kuriais grybai atranda apsiginti nuo panašių virusų ir bakterijų, dažnai tinka ir mūsų organizmams, nes tiesiog yra panašus mechanizmai. Tai kaip ir šitą atrado ten laboratorijoje, tyrė ir pamatė, kad šitas pelėsis Petri lėkštelėje, kurioje buvo bakterija kenksminga žmogui, kad ta bakterija buvo kažkaip tai užspausta į kampą. Na va, ir taip suprato, kad čia kažkas tai įdomus, čia yra kažkokių veikliųjų medžiagų, kurios stabdo bakterijų veisimąsi. Tai ir yra daug skirtingų kitų vaistų pagamintų grybų veikliųjų medžiagų pagrindų, kaip imunosupresantai naudojami, kaip persodinami organai, tada vaistai cholesterolio kiekio kraujyje reguliavimui ir panašus kiti. Tai va, tada aišku yra dabar ant bangos visiškai yra vadinami mediciniai, funkciniai, adaptogeniniai grybai, tai lion's mane, cordycepsas tas pats baisusis irgi vienas iš jų, reiškia šitaki, žinomas gal valgomas grybas, tai irgi yra vis daugiau tyrimų apie tai, kad kaip jų veikliosios medžiagos, tai jie turi daug veiklių medžiagų, kurių vienas pagrindinių poveikių yra imuninės sistemos moduliavimas, tai reiškia, kad natūraliai padeda arba aktyvinti imuninę sistemą, jeigu jinai kažkaip pridusus, arba jeigu reikia slopinti, kartais jeigu yra autoimuninės ligos, irgi kai kurie grybai gali padėti slopinti. Na, vat ir yra kai kurie grybai, kur tyriami kaip lion's mane kognityviniai sveikatai, žodžiu, neuronų galbūt ir skatina dangalo atsistatymą, šakojimąsi ir geresnį perdavimą šitų impulsų, žodžiu, stresų ir nerimui mažinti, kai kūnui padeda per skirtingas schemas lengviau šiek tiek netaip jautriai reaguoti į stresą ir panašus. Tai labai įdomi irgi sritis. Na ir aišku, psilocibininiai, psichodeliniai grybai, tai yra tokia ne nauja sritis, bet iš naujo atgimusi, jau buvo gana pažengusi čia kokiais 60-ais ar vėlesniais biški metais, paskui buvo Amerikoje viskas, kas su jais susiję, uždrausta, buvo paskelbti jie narkotikais. Tai yra iš esmės grybai, kurie turi psilocibino, taip pat LSD ta medžiaga ir ekstazis dar kaip narkotikai, bet yra irgi iš grybų ta medžiaga. Tai yra tie grybai, kurie dabar labai jau pažengę tyrimai yra taikomas integruotas įvairioje terapijoje. Tai psichoterapijoje taikymas, kai žmogus gauna didesnę dozę grybų su viena iš šitų medžiagų ir tada yra integruojama paskui palaikomoji ta patirtis terapijoje. Ir tas poveikis labai įdomus yra tuo, kad galima taikyti tada gydyti ten atsparias depresijas, potrauminio streso sindromą, priklausomybės, valgymo sutrikimus ir kitus kažkokius psichinius sutrikimus. Ir įdomus tas jų poveikis mūsų smegenims, kad jie keičia mūsų iš esmės sąmonę, nes jie turi savybę šiek tiek blokuoti tas smegenų sritis, kurios atsakingos už tokį automatinį atsaką. Tai, kaip mūsų kūnas, kai apsigina, užtikrina, kad viskas saugu ir tvarkoj. Ir tada, kai supresuotos tos sritis, aktyvuojasi labiau kitos smegenų sritis ir tas tada su integruota terapija gali šiek tiek padėti, žodžiu, suformuoti tuos naujus vadinamus elgesio patternus kažkokius, kaip aš reaguoju tam tikrą situaciją, tarkim, posttrauminio streso sindromas, kur ta kažkoks trigeris yra iškart verčia išgyventi tą visą
trauma ir labai sunku su tuo kažkaip sąmoningai dirbti. Gali būti ir toks metodas galėtų padėti žmogui supresuoti šiek tiek tas sritis, kurios atsakingos už tą tokį gynybinį pirminį atsaką. Tai tokie įdomus dalykai ir man atrodo, jo šitoje srityje tikrai bus įdomių įvairių inovacijų, dabar ten kuriasi įvairios klinikos ir kai kuriuose valstijose jau Amerikos yra tai legalu, tokios terapijos. Grybai ateities maistas, be to, kad grybai yra vertingas maistas, jau čia visi žinom, vavaruškas, turi visas amino rūgštis būtinasias ir vėlgi, kadangi grybai yra panašesni į savo sudėtimi gyvūnus negu į augalus, tai tos, pavyzdžiui, baltymai, tos amino rūgštys yra artimesnės mums lengviau pasisavinamos, jos artimesnės tom gyvuliniam amino rūgštim negu augalų. Tai tas irgi įdomu, labai yra daug inovacijų su grybais, tai čia tas kaip sniego toksai patalėlis, tai yra grybiena irgi, tai iš tos grybienos gaminami įvairūs mėsos, tarkim, pakaitalai, kurie yra pranašesni už augalinės mėsos pakaitalus tuo, kad jau pati grybienos struktūra, ją galima grybieną užauginti skystoj terpėj ir jinai tada bus tokia kaip kilimėlė, žodžiu, ne kažkur žemė ir pjuvenose. Tai bus tokia grinai vien grybiena. Tada jie gali presuoti ir jos jau struktūra labai panaši į mėsos struktūrą. Tai jau nereikia to paties pradinio bazės kažkaip ten super apdirbti, kas yra su augaliniais baltymais, nes ten vieną baltymą paima iš žirnio, kitą ten iš sojos, kitą dar kažkur, galiausiai nežinai, kad ten sudėti perskaitęs nesuprasi, ką valgai. O su grybais yra dėkinga tai, kad jau bazė yra ir tu tada tiesiog naudoji ten kažkokius tai pigmentus skonio dedi ir išgauni, ką nori praktiškai. Ir aišku, dar yra kita technologija labai įdomi su mielėmis, tai precizinė fermentacija vadinasi, kai mieles užprogramuoja gaminti tuos baltymus, kurių reikia. Tai gali būti gyvulinės kilmės baltymai, tai gali būti augalinės kilmės baltymai, bet kurios būtų labai sunku surinkti, nes jie yra kur nors ten sojų šaknelių gumbeliuose ar dar kažkur tai. Bet gali, žodžiu, pakeitę jų tam tikrus DNR segmentus, padaryti taip, kad mielės dauginasi ir kaip metabolitas gaunasi kažkoks baltymas. Kaip anksčiau, pavyzdžiui, insulinui gaminti reikėdavo iš karvės, žodžiu, iš galvijų imti tuos fermentus, o padarė taip, kad šituo būtų galima pagaminti. Tai daug šitoj srityje visokiausių reikalų. Čia taip atrodo mielės ir kartais, kai žmonės sako, kad nevalgo visiškai jokių grybų, tai sakau, tai vieną tai tikrai valgot visi. Gal tik nelabai žinot, nes iš mielių dėka, tai mūsų stalas gali būti gausus ir įvairus ir turbūt kiekvienas turit kažką, kas pagaminta su mielėm, nuo lietuviams įprastų raugintų kažkokių dalykų, visokių kepinių, kava, šokoladas, gėrimai, kombučios ir alus alkoholiniai, nealkoholiniai, tofu, soja ir kas tik nori. Nes mielės iš esmės sukuria tą fermentacijos stebuklą, kuris tą leidžia mums atverti, atrasti kitus skonius. Ir kitos sritis, sakau apie grybus čia, apie bet kurios gali rasti, tai grybai galėtų būti tvarios mados ateitis. Ir pavyzdžiui, čia viena iš sričių yra, kai iš grybienos gamina odą, grybų tokia alternatyva gyvuliniai odai, ir čia Adidas turi išsileidę štai tokius kėdus iš grybų odos. Vogue čia jau ir visokie mados žurnalai jau ten, nuo to, kad yra grybų formom inspiruoti kažkokie modeliai, iki tos pačios grybų odos, kur jau yra realūs kažkokie drabužiai taikomi. Tada grybai ir architektūra, tai net yra toks terminas angliškas mycotexture, tai myco yra viskas, kas su grybais, tai irgi galėtų būti sparčiai besivystantis sritis. Tai esmė, kad ta pati grybiena yra žiauriai universali materija, dar jeigu pagalvotume tai, kad grybiena auga organinių atliekų, tai iš esmės gali padaryti bet kokios formos plytas, darinius, tai bereikia kažkokios formos, ją sudedi grybų į maistą,
auga grybiena, jinai apauga tą ir tada jie stabilizuoja karščio ar kažkokią pagalbą ir štai tau plyta. Ir yra įvairių dabar ten projektų, kaip su ta grybiena padaro įvairius pastatus, tai čia gal tokie labiau ekspoziciniai, bet šiaip grybiena, kol kas jinai nėra tiek atspari, kad galėtų išlaikyti labai didžiulį svorį, kad būtų visas namas iš grybienos. Bet viena iš perspektyvių sričių yra kažkoks grybienos sluoksnis arba apdaila, nes grybiena yra labai nedegi medžiaga, natūrali ir nedegi medžiaga. Tai irgi galvojant apie tai, kaip mažinti ten betoną ar kitas taršias medžiagas, kurios naudojamos. Čia toks juokingas. Tai iš tokios grybienos plytos, kad, tokia, tipo, okei, viskas su jie, kad čia duoda vaikui atsikasti ir vaikas atsikanda ir va. Tai žodžiu, gali naudoti statybai, paskui viskas sumest, viskas susikompostuojas ir valio, visi laimingi. Taip, ir tokių, pavyzdžiui, garso izoliacinės savybės labai geros, tai va čia toks šiauriai fainas šitas brandas, kuris gamina tokias garso izoliacijos plokštės. Lietuviai štai gamina iš šviestuvus tokius iš grybienos. Tada grybai kaip pakaitalas plastikui, tai įvairiom pakuotėm, tai iš esmės tokiu pačiu principu gali iš grybienos pasidaryti kokias nori formas ir naudoti pakuotėm, tada nereikia putplasčio naudoti, kas yra labai tarši medžiaga. Ir net šitas mūsų tikroji pintis Lietuvoje pilna auga. Irgi buvo neseniai tyrimas, kad jo struktūra yra panaši labai į plastiko struktūrą. Ir potencialiai galėtų iš šito grybo būti gaminama irgi alternatyvos, tai vidinės elektronikos detalės arba kažkokios detalės, kurios turi absorbuoti smūgius kaip kokiems šalmams. Tai va, kas žino, iš pinties gal irgi to turėsim. Ir dar kita įdomi sritis yra mikoremediacija, tai kai iš esmės grybai panaudojami kažkokiem taršalam aplinkoje valyti. Kadangi grybai yra super skaidytojai, viską gali išskaidyti, tai čia tos pačios kreivabudės, kurios medžioja kirminus, tai auga dabar ant pjuvenų, kurios užterštos naftą. Ir prašau, jos auga, išskaido, kadangi, kaip sakiau, grybų skrandis yra išoriai, jie viską išoriai išskaido ir tada susisiurbia tik tai, ko reikia. Tai vadinasi, jie toksiškų medžiagų nesusisiurbia į vidų. Ir dažnu atveju jie išaugina vaisiakūnius, kuriuos galima valgyti. Tai vat, sutvarko naftą ir dar gali valgyti tos vaisiakūnius. Taip, tai čia jau tada turėčiau apibendrinti. Taip mėginau peržvelgti tokias iš tokio, kuo grybai yra gudrus ir kaip jie įtakoja iš esmės mūsų aplinką. Čia dar daug galėtum skirtingų sričių ir niuansėlių kalbėti, bet tiesiog norėjusi taip parodyti, ant kiek atvirkščiai proporcingai jie yra svarbus pagal tai, kaip jiems dėmesio skiriama mokslo pasaulyje. Ir jeigu atsimenat, kad tik mažiau nei 10% yra ištirta, o jau toks pritaikomumas yra, ta prasme, tiek yra potencialo, tai tuose 90% likusių iš vis neaišku, kas ten dedasi ir iš vis gal galėtų padėti žmonėms kažkaip klestėti ir išspręsti visus iššūkius. Tai nuo to, kad grybai yra iš vis čia mokihanai iš to pasaulio, prisitaikymo asai, jų dėka, dar prisimenant Monikos pranešimą, iš esmės susiformavo augalija tokia, kaip mes dabar matom. Jie yra beveik visko, visų ekosistemų iš esmės dalis, grybai visur yra. Jau čia apie, kur dar galima apie grybus pasiskaityti, pasidomėti. Tai čia yra nauja, visiškai šviežia knyga, didžioji Lietuvos grybų knyga išleista. Tai šita knyga yra latvių, bet adaptuota Lietuvai. Tai čia 750 rūšių grybų aprašyta. Tai labai faina, didžiausias toks žinynas tokio tipo, kokį turim dabar lietuviškai. Tada Raizgus gyvenimas daug kas jūs sakė skaitė arba jau yra lentynose, tai labai rekomenduoju, toksai tinka visiems, kas nieko nežino, kas kažką žino ir tokio labai antropologiško daug požiūrio, tokių visokių klausimų apie santykį ir kaip čia mes ir kiti organizmai. Ir tada yra dar toks Netflix'e jau čia anksčiau šiek tiek sukurtas filmas, bet jau irgi fainas tuo, kad
kad nu jau ten panaudotas visokios technologijos ir kompiuterizuoti vaizdai, kaip ten ta po žemė grybiena gali atrodyti, visokie timelapsai, viskas kruta juda tenais, tai iš tos pusės faina, tai tokia visai apžvalga įvairių sričių apie grybus.